Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki visi įsijungę. Laisvės rungtyniauja aikštės viduryje. Matome, kaip žemai nusileidžia puolėja Johnny Contreras. Žemai pasitinka kamuolį, dabar atlieka ir tokios dispečerės funkciją. Perdamas arčiau vartų ir įvartis. Mušamas įvartis ir pasižymė Agata Kairytė. Puikus smūgis nuo virpsto ir 8 minutę Vilniaus Žalgiris pirmauja. Graži ataka ir nebereikalo ten sujudėjo aikštės viduryje Johnny Contreras, jau ne pirmą kartą puolėja. Perdavimas į priekį, ten postolį baudos aikštelė, smūgis į vartus ir pro šalį skrieja kamuolys. Vėl Agata Kairytė buvo Šeplevičiūtė kamuolį išmuša, jis atšoka ten dėkingai Valerijai Postol, jos perdavimas į baudos aikštelę, Topal, jos smūgis ir Lukenčiukė atmuša kamuolį ir puikios galimybės nerealizuoja Vilniaus Žalgiris. Ir dar kartelį Augustė Lugėnaitė atlieka standartinę situaciją, perdavimas į baudos aikštelę, smūgis galva ir ten virš vartų smūgiuoja Jotvilė Šapaitė. Tai minutė iki vartų maždaug 18 metrų. Ukrainietė įsibėgėja, jos smūgis į Lukenčiukę kamuolį visgi atmuša labai patogiai Žalgirio. Arba tiesiog labiau pasilgs moterų futbolo aistruoliai rungtynių čia futbolo klubo Žalgiris namų stadione. Dabar smūgis į vartus ir susitvarko su juo Greta Lukenčiukė. Milda Liužinaitė smūgiavo, grąžinamas kamuolys atgal. Postol, jos smūgis ir tiesiai į Gretą Lukenčiukę. Vėl skrieja kamuolys. Tačiau ataka tęsis ir toliau. Topal. Jį vis dar su kamuoliu, jau baudos aikštelėje. Ar bus smūgis į vartus? Smūgis yra ir bravo Gretai Lukenčiukiai. Puikiai žaidžia patys kamuolys. Ir rungtynių pabaiga. Danielius Sokolovas fiksuoja mačo pabaigą ir Futbolo akademija Šiauliai šį kartą pralaimi šių komandų akistatoje.